Sveiki, mėly žiūrovai. Jūsų dėmesio į svarbiausių geopolitinių įvykių apžvalga saugumo vektoriai. Šią savaitę tikrai įvykių netrūko, kaip ir paskutiniais mėnesiais, kai prasidėjo Irano karas. Lyg karo Ukrainoje negana. Donaldas Trumpas bando suvaldyti karo pasiekmes ir vis girdime tai apie naujas paliaubas, tai apie bandymus atidaryti sąsiaurį. Ten visko labai daug ir suprasti, ką iš tikrųjų Amerika nori padaryti su Irano karu, iš tikrųjų sunku. O mums sunku tai suprasti greičiausiai dėl to, kad Trump administracija ir pati sunkiai supranta, ką dabar daryti ir kas svarbiausia, kaip atblokuoti Hormūzo sąsiaurį, dėl kurio dabar skauda galva visam pasauliui. Bet kol nėra didelių pokyčių Irano kare, noriu Jums papasakoti apie esminius pokyčius Europos ir Amerikos santykiams, kuriems didžiulę įtaką padarė Irano karas. Parodysiu, kokią svarbą ir didžiulę spragą atvers Trumpo ir jo komandos sprendimas ne tik išvesti Amerikos karius iš Vokietijos, bet ir kaip kritiškai Europos saugumą paveiks kiti Amerikos administracijos veiksmai. Papasakosiu ir apie tai, kaip Irano karas perkelė vidaus karą į Europos gatves, ypač Didžiąją Britaniją. Kalbu apie tikrą antisemitizmą ir arabų imigrantų bandymų žudyti ir kitaip engti žydus. Papasakosiu ir apie sugadintą gegužės 9-osios paradą Putinui, mat karas Ukrainoje grįžta namo. Ukrainos dronai dabar laisvai laksto po Rusijos dangų, sugrąžindami Rusijai tai, ką ji nešė Ukrainai - baimę ir mirtį. O kalbant apie baimę ir mirtį, pakalbėsime ir apie Putino paranoją dėl pasikėsinimo į jo gyvybę. Bet pradėkime nuo tai, kas svarbiausia mums. Ką Lietuvos ir Europos saugumui reiškia 5000 Amerikos karių išvedimas. Paklausykite apie tai, ko dar negirdėjote Lietuvos žiniasklaidoje. Ką jau tikrai žinome, viskas prasidėjo nuo vizito mokykloje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas kalbėjo su gimnazistais savo gimtajame regione. Tema - Jungtinių valstijų, Izraelio ir Irano karas. Mercas, paprastai santūrus ir disciplinuotas politikas, pasakė tai, ką turėjo pasakyti tik paslapčia. Deja, bet tokia dabar realybė. Mercas pareiškė, kad Jungtinės valstijos įsivėlė į karą be jokios strategijos, kad amerikiečiai neturi realaus plano, kaip jį užbaigti, o tada ištarė frazę, kuri padarė tikrąją žalą. Visa amerikiečių tauta yra žeminama Irano vadovybės. Donaldas Trumpas apie tai sužinojo per kelias valandas, asmeniškai užsipuolė Mercą savo socialinėme tinkle. Jis nesupranta, apie ką kalba, rašė Trumpas. Žurnalistams jis pareiškė, kad Vokietijos kancleris turėtų užsiimti savo sugriuvusios šalies tvarkymu, o po dienos paskelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę sumažinti karinį kontingentą Vokietijoje. Penktadienį tai jau buvo ne grasinimas, tai buvo įsakymas. Jungtinių valstijų karo sekretorius Petas Heksetas nurodė išvesti iš Vokietijos apie 5000 amerikiečių karių. Išvedimas turi būti užbaigtas per 6-12 mėnesių. Kitą dieną Floridoje Trumpas žurnalistams pasakė, kad mažinimas bus dar didesnis. Sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, pareiškė jis. Tai iš kur bus išvedami kariai? Amerikiečių kariniai ir NATO šaltiniai rodo į vieną vietą - Vilzeką, nedidelį miestelį aukštutinio Falco regione Bavarijoje. Labiausiai tikėtinas paveiktas dalinys antrasis kavalerijos pulkas, Stryker brigada, kurioje tarnauja apie 4800 karių. Tai vienintelė Jungtinių valstijų brigadinė kovinė grupė nuolat dislokuota Vokietijoje. Poligonai Grafenvere ir Hohenfelse, didžiausi amerikiečių mokymo poligonai už Jungtinių valstijų ribų, netektų didžiosios dalies savo paskirties, jei šis pulkas išvyktų. Ir grėsmė neapsiriboja tik Vokietija. Dieną prieš įsakymą Trumpas ovalinėme kabinete žurnalistams pasakė, kad tikriausiai išves amerikiečių karius ir iš Italijos bei Ispanijos. Italijoje dislokuota apie 12 000 Amerikos karių, Ispanijoje apie 4 000. Abi šalis atsisakė leisti amerikiečių lėktuvams naudotis jų bazėmis kare prieš Iraną. Schema dabar aiški - sąjungininkai neremiantis karo bus nubausti. Kaip reagavo Vokietija? Neprieštaraudama, o atsiprašydama. Per 48 valandas Mercas pasirodė Vokietijos televizijoje ir visiškai pakeitė poziciją. Jis pareiškė, kad Trumpas pagristai nusivylęs Europą prekybos klausimais, kad amerikiečių Tomahawk raketų dislokavimo Vokietijoje atšaukimas yra suprantamas, nes amerikiečiams tiesiog dabar patiems trūksta raketų. O jo gynybos ministras Borisas Pistoriusas pavadino karių išvedimą nuspėjimu ir pasakė, kad Europa turi prisimti daugiau atsakomybės pati. O jo užsienio reikalų ministras sakė tą patį. Nė vienas iš jų nepasipriešino. Ir tai nebuvo strategija, tai buvo bandymas suvaldyti krizę pataikaujant Trumpui.
Ką praranda Vokietija? Turbūt labiausiai nukenčia nedidelio Vilzeko miestelio gyventojai. Štai miestelio naujasis meras užaugo šalia amerikiečių. Jo tėvai vaikystėje pasistatė namą ir pirmieji nuomininkai buvo amerikiečių kariai. 55 metus amerikiečiai buvo kasdienio Vilzeko gyvenimo dalis. Jie gyveno namuose, apsipirkinėja prekybos centruose, o jų vaikai mokosi kartu su vokiečių vaikais. O skaičiai negailestingi. Grafenvero ir Hovenfelso poligonai regiono ekonomikai kasmet atneša apie 600 milijonų eurų. Nuo amerikiečių buvimo priklauso maždaug 7 000 darbo vietų. Kartu su karių šeimomis šiame nedidelėme regione gyvena apie 30 000 amerikiečių. Baideno administracija buvo pažadėjusi per 5 metus investuoti apie 900 milijonų eurų Grafenvero modernizavimui. Ši investicija dabar pakibo ore. Be to reikia suprasti, kad Vokietija yra Amerikos galios Europoje centras. Jungtinių valstijų Europos vadavietė ir Jungtinių valstijų Afrikos vadavietė jos abi yra Štutgarte, o Ramšteino karinė oro bazė didžiausia amerikiečių oro bazė už Jungtinių valstijų ribų. Lenštulo medicinos centras netoli Ramšteino didžiausia amerikiečių karinė ligoninė užsienyje. Amerikiečių kariai Vokietijoje gina ne tik pačią Vokietiją, jie gina ir visą žemyną. Jie remia kiekvieną amerikiečių operaciją, nuo Afganistano, Irako iki dabartinio karo su Iranu. Ištisus metus Friedrichas Merzas rūpestingai pozicionavo savo šalį kaip patikimiausią Vašingtono sąjungininkę Europoje. 2 kartus lankėsi pas Trumpą, didino gynybos išlaidas, siuntė savo karinio planavimo komandą į Pentagoną, kur aukšto rango Amerikos pareigūnai pasakė, kad Vokietija pagaliau peržengė ribą ir tapo rimta karinė partnerė. Visas šis darbas dingo per 2 paras. Ir štai politinis akcentas, kurį verta įsidėmėti. Merzas sugadino santykius atvirai pakalbėjęs su grupe paauglių savo gimtajame mieste apie karą, dėl kurio turėjo visas priežastis nesutikti. Tokia naujoji aljanso taisyklė: vakarų lyderiai negali garsiai sakyti, ką galvoja, net ir vaikams. O sąžiningumo kaina NATO žemėlapio perbraižymas. Patys savaime 5000 karių nėra strateginė katastrofa, bent jau taip sako NATO šaltiniai ir Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Net amerikiečių kariniai analitikai tai patvirtina. Pentagonas argumentuoja, kad išvedimas tiesiog grąžins amerikiečių karių skaičių Europoje į tą lygį, koks buvo prieš Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą 22 metais. Tai kodėl Europa taip bijo? Nes problema ne pats išvedimas, problema tai, ką jis atskleidžia. O atskleidžia, kaip Europa yra nepasirengusi gintis pati. Admirolas Robas Baveris, iki praėjusių metų vadovavęs NATO kariniam komitetui, šią savaitę davė interviu, kurį turėtų perskaityti kiekvienas Europos lyderis. Europos gynybos pramonę jis apibūdino paprastai – tai tuščios lentynos. Europos kariuomenės, jo teigimu, dabar laukia iki 7 metų, kol gaus tankus, naikintuvus ir Patriot priešlėktuvinės gynybos raketas. Kodėl? Nes 30 metų gynyba buvo laikoma nešvariu žodžiu. Bankai neskolino gynybos įmonėms, pensijų fondai jas neinvestavo, universitetai žiūrėjo gynybos tyrimus iš aukšto. Visa gynybos pramonė buvo suplakta su tokiais dalykais kaip pornografija ir cigaretės. Gynyba buvo kažkas, apie ką padarioje draugijoje buvo nekalbama ir juo labiau nefinansuojama. Dabar Europa turi pinigų. Baverio teigimu žemynė sukasi daugiau nei 800 milijardų eurų parengtų gynybai. Problema ta, kad jų beveik nėra kur išleisti, nes nėra gamyklų, darbininkai neapmokyti, o tiekimo grandinės sutrukinėjusios. Ir prie viso to dar prisideda ir Kinija. Baveris papasakojo, kas nutiko, kai Trumpas pernai uždėjo muitus Pekinui. Kinija atsakė sustabdydama magnetų eksportą. Po 2 dienų visa Vokietijos automobilių pramonė sustojo. Vienos savaitės prastova tiesiog signalui pasiųsti. Mat Kinija perdirba daugiau nei 90% pasaulio retųjų metalų, medžiagų, kurių Europai reikia ne tik automobiliams, bet ir raketoms, dronams bei priešlėktuvinėms gynybos sistemoms. Jei Europa nori gaminti savo ginklus, ji turi turėti savo kasyklas, o to Europoje niekas nenorėjo daryti dešimtmečiais. Yra dar vienas dalykas, kurį pasakė Baveris, ir jis turėtų neraminti kiekvieną Lietuvoje gyvenantį žmogų. Jis atkreipė dėmesį, kad Europos šalys savo saugumą patikėjo profesionalioms kariuomenėms. 60 000 Olandijos karių eis ginti savo šalies, bet jei po 2 dienų visi pirmieji kariai žuvo, kur rasti naujų? Sąžiningas atsakymas – niekas nežino. Didžiojoje vakarų Europos dalyje visuotinė karinė prievolė panaikinta, rezervo pajėgos silpnos, o civilinė sauga, paprastų piliečių ir infrastruktūros gebėjimas
išgyventi karo sąlygomis ignoruojama. Vokietijos vidaus reikalų ministerija vis dar neturi tinkamo operacinio plano praėjus 4 metams po Rusijos invazijos į Ukrainą. Kaip pasakė Karlo Masala, vienas labiausiai gerbiamų Vokietijos karybos ekspertų, tai vienas didžiausių pralaimėjimų nuo 2022 metų. O karas su Iranu viską dar labiau pablogino. Per pirmas 4 karo savaitės Jungtinės valstijos paleido daugiau nei 850 Tomahawk sparnuotųjų raketų. Amerikiečių arsenalas senka. Pentagonas pranešė Europos sąjungininkams, kad ginklų tiekimas bus atidėtas, nes Amerika pirmiausia turi papildyti savo atsargas. Tad net jei Europa norėtų pirkti amerikietišką ginkluotę, o ji negali, nes Trumpas pakeitė taisyklės, gali tiesiog nebūti ko pirkti. Ir tai tik bendras vaizdas, dar nepriejus prie pačios rimčiausios problemos. Prieš 2 metus 2 šalių vadovai sudarė susitarimą. Tuometinis Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas ir Vokietijos kancleris Olafas Šolcas NATO viršūnių susitikime Vašingtone paskelbė, kad Jungtinės valstijos dislokuos Vokietijoje specialų dalinį. Jis vadinosi multidomenis operacijų junginys, kurio bazė turėjo būti Vysbadene. Jis turėjo būti ginkluotas 3 ginklų tipais. Pirmasis – sparnuotosios raketos Tomahawk, kurių nuotolis apie 3500 km. Antrasis – balistinės raketos SM-6, nuotolis daugiau nei 500 km. Ir trečiasis – viršgarsinės raketos Dark Eagle, kurių nuotolis skriejimo apie 3000 km. Kartu šie ginklai galėjo pasiekti beveik bet kurį taikinį vakarinėje Rusijoje, įskaitant Maskvą. Kodėl tai buvo svarbu? Nes Rusija tokius pat ginklus į Vokietiją nukreipė dar 2018-aisiais. Kaliningrade Rusija dislokavo trumpojo nuotolio balistinės raketas Iskander, taip pat viršgarsinės raketas Kinžal ir SSC-8, nuo žemės paleidžiamas sparnuotąją raketą, kurios nuotolis siekia apie 2000 km. Iš Kaliningrado šios raketos gali pasiekti Londoną, Paryžių ir Romą, o iš pačios Rusijos teritorijos Berlyną, Varšuvą ir Miuncheną. O Europa neturi nieko panašaus. Vokietija turi sparnuotąją raketą Taurus, kurios nuotolis apie 500 km. Prancūzija ir Didžioji Britanija turi panašią raketą Storm Shadow arba Scalp. Nuotolis maždaug toks pats. Abi paleidžiamos iš orlaivių, tai reiškia, kad NATO pirmiausia turėtų laimėti oro mūšį prieš Rusiją. Didžioji Britanija turi iš povandeninių laivų paleidžiamas Tomahawk raketas, kurių nuotolis siekia apie 1600 km. O Prancūzija turi jūrinės sparnuotąsias raketas, kurių skriejimo nuotolis apie 1500 km. Nė viena iš jų negali būti paleista nuo Europos žemės ir Rusijos gilumą. Amerikiečių dislokavimas turėjo būti tiltas, laikinas amerikiečių buvimas, kuris laikytų gynybos liniją, kol Europa pagaliau sukurs savo tolimojo nuotolio raketas. Susitarimas buvo aiškus. Jungtinės valstijos užtikrins priedangą 5 metus, gal ilgiau, kol Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Lenkija ir Švedija sukurs europinę alternatyvą. O ta europinė alternatyva vadinasi ELSA – Europos tolimojo nuotolio smūgio programa. Ji buvo pradėta 2024-aisiais, o tikslas – raketa, kurios nuotolis viršytų 2000 km. Oficialų planavimo dokumentų numatytas terminas per 10-metį. Praėjo 2 metai, o pramoninio kontrakto vis dar nėra. Optimistiškiausiais vertinimais pirmosios europinės ELSA raketos bus paruoštos naudoti ne anksčiau kaip 4-ajame 10-metyje. Tuo tarpu Vokietija bando modernizuoti savo Taurus raketas. Naujoji versija Taurus Neo padidins skriejimo nuotolį iki maždaug 1000 km. Bet Vokietijos gynybos ministerijos teigimu ji bus naudojama po 2030 metų. Tai daugiau nei 4 metai nuo dabar. Prancūzija kuria naują balistinę raketą paremtą esamą branduolinę raketą M51. Bet ta programa dar tik prasideda. O Friedrichas Merzas per televiziją prisipažino, kad šansų gauti raketas beveik neliko. O to priežastis – amerikiečiai didžiąją dalį savo Tomahawk raketų sunaudojo kare su Iranu. Net jei Trumpas norėtų laikyti susitarimo, o jis nenori, raketų tiesiog nėra. Europa lieka su tuo, ką Europos planuotojai dabar vadina atgrasymo spraga. Niko Langė, buvęs Vokietijos gynybos ministerijos pareigūnas, paaiškino, kodėl tai svarbu. Rusija turi raketas galinčias smogti į Berlyną, o Berlynas neturi nieko, kas galėtų pasiekti Maskvą. Tai nėra subalansuoti santykiai, tai yra tai, ką Langė vadina potencialiu šantažu. Rusijai net nereikia paleisti raketų, vien grėsmė suteikia Maskvai svertą. Galimybė šantažuoti ir reikalauti iš Vokietijos dalykų, kurių pati Vokietija negali atsisakyti, nes neturi kuo atgal pagrasinti Putinui. O Karlo Masala, Bundeswehro universiteto karo ekspertas, pasakė taip. Trumpui atšaukus susitarimą atsirado didelė spraga.
Iki praėjusios savaitės Europa dar galėjo save guosti, kad amerikiečių raketos atvyksta, bet dabar taip nebėra. Tad signalas pasiųstas Maskvai, kažin ar galėtų būti aiškesnis. Būtent tai ir yra pavojingiausia ir būtent tai turime suprasti mes visi lietuviai. Visos Baltijos valstybės, Lenkija ir visas rytinis flangas dabar gyvena aplinkoje, kurioje agresorius turi galimybę smogti, o besiginantysis neturi galimybės atsakyti. Tai yra vadovėlinis strateginio pažeidžiamumo apibrėžimas. Tiesa, yra viena galimybė atsakyti Rusijai ir ji gana įdomi. Vokietija pradėjo kalbėti apie bendradarbiavimą su Ukraina. O Ukraina per 3 karo metus sukūrė savo tolimojo nuotolio raketų pramonę. Sparnuotoji raketa Flamingo, pristatyta Kijevo praėjusią vasarą, oficialiai pasiekė daugiau nei 3000 km. Ukrainos Flamingo šią savaitę smogė į Rusijos taikinį esantį už 1500 km. Vokietijos gynybos ministras dabar atvirai sako, kad Vokietija nori pasinaudoti Ukrainos patirtimi savo spragoms užpildyti. Tada atėjo nauja realybė. Šalis, kuri turėjo ginti Europą, dabar tikisi mokytis iš šalies, kuri jau kariauja. Ukraina per 3 metus padarė tai, ko Europa nesugebėjo per 30. Raketų ekspertas Fabianas Hofmanas iš Oslo universiteto apibūdino Europos padėtį vienu sakiniu. Tikroji grėsmė Europos saugumui ne priešiška Amerika, sakė jis, tai pačios Europos aklumas ir nekompetencija. Žodis aklumas reiškia atsisakymą matyti tai, kas yra prieš akis. Europa 30 metų atsisakė matyti būtent tą situaciją, kurioje dabar pati ir atsidūrė. Iki šiol labiau kalbėjau apie šią krizę iš techninės ir karinės pusės, bet giluminė krizė yra ir politinė. Net pačioje Amerikiečių Respublikonų partijoje kritika aštri. Rodžeris Vikeris, Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas, ir Maikas Rodžersas, atstovų rūmų ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas, pranešimo dieną paskelbė bendrą pareiškimą. Abu respublikonai neseniai rėmė Trumpo užsienio politiką. Jie perspėjo, kad Jungtinių valstijų karių išvedimas yra skubotas. Perspėjo, kad tai pasiųs neteisingą signalą Putinui ir pasiūlė, kad kariai užuot grįžę namo būtų perkelti toliau į rytus, į Lenkiją ar Baltijos šalis, kad sustiprintų NATO priešakinę liniją. Tai svarbu, nes parodo, kad išvedimas jokia prasme nėra Amerikos politika. Pats Pentagonas buvo užkluptas nepasiruošęs. Ta rodo leidinio Politiko ir vokiečių dienraščio Die Welt pranešimai. Amerikiečių gynybos planuotojai neturėjo supratimo, kad Trumpas tai darys, kai jis paskelbė savo žinutę socialinėme tinkle. Jie iki šiol skubiai aiškinasi, kurios dalinius iš tikrųjų patraukti. Net dabar nėra galutinių sprendimo, kurie daliniai išvyksta, o kurie lieka. Tai kas tai yra, jei ne Amerikos politika? Ir daugelis analitikų mano, kad tai asmeninis Trumpo pyktis. Mercas jį sukompromitavo dėl Irano ir Trumpas nubaudė Vokietiją prieš visą pasaulį. Bet bausmė krenta ne vien ant Vokietijos. Trumpas žurnalistams pasakė, kad tikriausiai išves karius ir iš Italijos bei Ispanijos. Italija, jo žodžiais, mums visiškai nepadėjo, o Ispanija buvo absoliučiai siaubinga. Italijos gynybos ministras Gvidas Krosetas pareiškė nesuprantas tokio išvedimo priežasčių, o Ispanijos vyriausybė iš viso atsisakė komentuoti. Abi vyriausybės dabar gesina gaisrus, lygiai taip, kaip tai daro Mercas. Europiečiai tokius Trumpo veiksmus vadina laikančių politinių klijų naikinimu. Tad pažvelkime, kas dar nutiko per praėjusią savaitę. Ta pačią dieną, kai buvo paskelbta apie karių išvedimą, Trumpas kalbėjosi telefonu su Vladimiru Putinu. Po to, kai Iranas anksčiau šiais metais užblokavo Hormūzo sąsiaurį, Jungtinės valstijos tyliai sustabdė naftos sankcijas Rusijai. Tai reikšmingas atšilimo tarp Vašingtono ir Maskvos signalas. Trumpas NATO pavadino popieriniu tigru, o Pentagonas pirmą kartą atsisakė pateikti aljansui detalų planą, kokie kiti pajėgumai. Priešlėktuvinės gynybos sistemos, palydovinė žvalgyba, strateginis karinis transportas gali būti atšaukti. Planavimo nebuvimas gali būti, kad yra sąmoningas ir jis naudojamas kaip spaudimo įrankis sąjungininkams. O Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas apibendrino visą vaizdą taip. Jis pareiškė, kad pats alijansas su savo vidiniais nesutarimais dabar kelia didesnę grėsmę Europos saugumui nei jo išoriniai priešai. O Lenkijos generolas Krzysztofas Krolijusas, vyriausiasis Lenkijos generalinio štabo patarėjas, laikraščių The Times pasakė dar kai ką verta dėmesio. Jis pasakojo, kad Kijevo saugumo forume praėjusią savaitę dalyvavo aukščiausio rango Vokietijos, Italijos, Latvijos, Kanados ir ES karininkai. Amerikiečių kariuomenė jo žodžiais iškalbingai nedalyvavo. Jis sako buvęs nustebęs ir sakė, kad NATO narės turėtų kalbėti vienu balsu, bet vietoj to girdimi du. Vienas europietiškas, o kitas amerikietiškas. Amerikietiškas balsas jo teigimu buvo užsiėmęs derybomis su Rusija dėl verslo atnaujinimo. Jis pasakė, kad
kad amerikiečių verslo su Rusija era turi baigtis, nes Rusija yra mūsų visų priešas. Jis tai pasakė kaip Lenkas, dešimtmečiais laukęs, kol amerikiečių sąjungininkai pasakys tą patį. Bet jie to dabar jau nebesako. Bet teisybės dėliai šioje vietoje reikia pažymėti, kad Europa irgi turi prisimti atsakomybę dėl savo neįgalumo gynybos srityje. Tiek dėl to, kad darė verslus su Rusija, tiek ir dėl visai kitų dalykų. Štai pavyzdžiui, mes daug metų visus gynybos reikalus ir savo saugumą buvome perleidę Amerikai ir praktiškai nesirūpinome, kaip reikės kariauti su Rusija, šiltai gyvendami po Amerikos sparneliu. Tiesa, Europa negali sakyti, kad stovi lyg ištikta stabo. Jos atsakas irgi po truputėlį pradeda ryškėti. Prancūzija su Lenkija derasi dėl Prancūzijos branduolinio skėčio išplėtimo NATO rytiniam flangui. Vokietija atstato Taurus Neo raketų gamybą. Naujų ilgo nuotolių raketų projektas spartinamas, o Vokietijos gynybos ministras prašo amerikiečių parduoti Tomahawk raketas tiesiai Vokietijai, kad pati Vokietijos kariuomenė galėtų jas dislokuoti. Bet visa tai reikalauja laiko ir nemažai, o pajėgumo ir politinio pasitikėjimo skylė yra dabar. O kol Europos skubiai bando susitvarkyti, kažkas kitas labai atidžiai stebi. Todėl Europa tikrai pajus pasekmes po Amerikos prezidento sprendimo išvesti 5000 karių iš Vokietijos ir nebesiųsti tolimojo smūgio ginkluotės. Tik ekspertai įspėja, kad tai Putinui atveria galimybių langą. Tai momentas, kai Europa dar nepasirengusi apsiginti pati, o Rusijai gali pakakti karių ir technikos išbandyti NATO vienybę, kad ir nedideliu smūgiu. Nes karas Ukrainoje nesiseka. Teks net per gegužės 9-osios paradą slėptis nuo Ukrainos dronų. Tai kur čia ta žadėta didybė? Todėl ir gali jos Putinas ieškoti, puldamas kurią nors, o gal ir kelias NATO šalių teritorijas. O kam grėsia didžiausia grėsmė ir taip žinome. O kur dar antisemitizmas ir islamizmo grėsmė, kuri drasko vakarų Europos šalis iš vidaus, atitraukdama dėmesį nuo karo Ukrainoje. Apie tai kalbėsiu antroje saugumo vektorių laidos dalyje. Ja galite pažiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.